Matote vaizdus iš Tūkstantmečio gatvės. Čia kilo didžiulės spūstis, įvyko avarija, buvo dar apie 14 valandą pranešta, kad susidūrė 3 automobiliai, štai vienas jų kaip smarkiai nukentėjo, tai čia Toyota, į priekį galas smūgis, sumaitotas visiškai. Na ir labai didelės spūstis dabar visoje Tūkstantmečio gatvėje, taip pat aplinkinėse gatvėse. Tos spūstis tęsiasi nuo Liepkalnio gatvės, eismas ko nestovi, matote, lėtai juda. Čia matyti maisto kurerio mašina. Policija užtvėrus vieną eismo juostą. Na, geroji žinia, kad jau techninės pagalbos sunkvežimis vienas atvažiavo. Ir štai ten tolumoje kraus vieną eismui trukdantį automobilį. Taigi spūstis turėtų pradėti mažėti. Visgi jeigu važiuojate į Lazdynų pusę, Tūkstantmečio gatvę, į Gariūnų pusę, mažinkite greitį. Na čia aišku ir greit nepavyks važiuoti. Ties avarijos vieta nusidriekosi kelių kilometrų spūstis. Ir galbūt geriausia būtų rinktis aplinkelį. Štai ten tolumoje techninė pagalba kraus Toyota, kiek matau. Jis irgi dalyvavo eismo įvykyje. Buvo pranešta, kad susidūrė 2 Toyotos ir pirminiais duomenimis Chevrolet, net 3 automobiliai dalyvauja. Aplinkybės matyti dar vėliau šiek tiek bus patikslintos, tačiau buvo kviečiami ir gelbėtojai. Pranešta, kad yra prispaustų galimai žmonių, kad liejasi čia skysčiai iš to, kur matėte anksčiau Toyota automobilio. Na, bet paduoti čia žmonių neprireikė, tačiau sutriko eismas. Na ir štai, čia ir vienas automobilis jau prie pėsčiųjų tilto beveik bus tuo pakrautas. Kasgi čia kaltas dėl avarijos, matyt, aiškinsis policija. Pirminiais duomenimis blaivūs vairuotojai, o kaip čia viskas įvyko, turėtų paaiškėti šiek tiek vėliau. Taigi perspėjimas vairuotojams, važiuodami Žirnių Tūkstantmečių gatve, rizikuojate patekti didelę spūstį ir štai dėl šitos avarijos. Priusas be priekio. Tuoj bus pakrautas į techninės pagalbos sunkvežimį. Ir eismas šiek tiek palengvės, nes čia tenka rikiuotis atvažiuojantiems štai nuo tos pusės. Ir čia bus eismas gerokai laisvesnis, beliks išvežti dar vieną automobilį. Taigi, įspėjimas būtų toks, matyti, kad dar vis verta rinktis kažkokių ieškoti alternatyvių kelių, jei ketinate važiuoti nuo Liepkalnio gatvės pusės į Tūkstantmečio gatvę, Žirnių gatvę. Viskas čia skendi spūstyse ir artimiausių metų, matyti, tos spūstis dar tik tai didesnės, kaip ir prasideda vakarinio piko metas. Taigi, matote, gali būti, kad čia buvo ir greitis nemažas, atstumas didelis tarp sudaužytų automobilių. Po smūgio dar matyti kažkiek vienas jų, Toyota Prius, riedėjo. Taigi, spūstis didelės, rinkitės aplinkelius, jei norite kažkaip tai išvengti šitų spūsčių. Na, tikėkime, kad čia rimčiau žmonės nenukentėjo, nors pirminė tokia informacija buvo, kad galimai sužeisti 2 žmonės per šią avariją. Išties pasisekė, kad per tokią avariją išvengta aukų. Taigi, dar tos spūstis tebe bus, matote, stovi ir policijos automobilis, vieną eismo juostą užtvėręs, už jo iš karto tas sudaužytas labiausiai Toyota automobiliukas. Jei skubate, rinkitės kažkokius alternatyvius maršrutus į Gariūnų pusę, tas važiavimas yra apsunkintas.